Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Domas ir šiandien filmuoju Farming Simulator 2017. Tai jo, pradėsiu žaidimą. Na, būsiu, jo, kokia daugiau bus. Tai vat, kai matot, žaisiu naują žaidimą ir tai yra visiškai naujas Farming Simulator 2017, kuris išėjo prieš dieną, tai yra 25. Ir jo, nelabai dar čia kažką žinau, bet iš 15 ar kažką žinau. Biškį esu prasibandęs. Ir žaisim šitą map yra Gold Trust Valley. Žinau, kad dar yra senas mapas, likęs iš praeito 15 farmingo Sosnovka, bet bandžiau įmeti ten visiškai nesąmonė. Šiaip tiesiog niekas nepasikeitė, tiesiog, neįdomu ten. What? Jo, kažkas ką tik buvo atsitikę. Nelabai ko tu nori kraut. Gal užkraus. Agi, greičiau, greičiau. Ne. Atsibodai man. Jis man bent apšiau užkraus ar neužkraus? Seniau iš kartus beveik užkraudavo. Kai nefilmavau. Pagaliau. Apmokymų man nereikia, nes aš biškį ten dėjau jos. Iš tiesų perėjau visus šitus... Kaip tai vadinas, visus apmokymus, ten žodžiu. Achievement, kažką ten žodžiu, panašu kaip vadinas. Tai vat, kaip matot, esam štai fermoj. Tai yra žiauriai faina, čia yra žiauriai faina laikas, tai yra kažkoks amerikietiškas pikapas. Jo. Gerai, pas mane, žinau, kad, pračiu. Biškai noriu apžiūrėti vieną čia dalyką, nes apžiūrėsit, nes man šis buvo reikia vykti vieną dalyką. Čia pat viskas yra. Čia dar kažkas nežinau, paskolos, kaip visą laiką būdavo. Ir čia galime kai ką įsijungti ir... Gal ne čia. Buvo vienas dalykas, kurį aš noriu įsijungti, bet aš dabar nematau. Ir kodėl aš jo nematau? Va. Tai yra auto engine'as, kurio, aš noriu pati įsikurti. Šitas gerai čia. Jo, iš tiesų čia yra kažkokių modų. Jo. Keltą. Dabar galiu užgesinti ir iškurti. Man kažkaip taip, ką žinau, smagiau. Biškai tai gražiškau. Šitas kapas gražus. Ir jo. Šis ferma čia tikrai nėra didelė. Čia bus, kad štai yra viena ferma, bet aišku, ją galima čia plėsti, čia visas pusės gali plėsti, parodys kokiu būdu. Paliksiu štai čia, mato, turim 2 traukinius, jo, 2, ir čia yra mūsų keisas, kombinas, kur šiaip yra žiauriai fainas, nežinau, aš uždėsiu kol kas darbininkų. Ir čia turim seną New Hollandą. Jo, irgi jis fainas. Čia kažkoks kultivatorius. Tas laukas nežinau. Uždėsi tegul jie dirba, nes... Ir turim dar vieną keisą, mes turim 2 tokius keisus. Jo, šis irgi fainas traktorius. 1455 ir kažkokia Great Lines labai man neaiškiai siemoji. Aš kažkokios nieko nesu matęs, bet... čia jau pamačiau. Tiesiog uždėsiu darbininkus. Ką kažką ir papis. Čia mūsų
Likis aktus keistas su priekaba, kuri yra... Oi. Kuri yra... 8 tonų. Šiaip tokia faina, nedidelė. Jo, nu ir čia turim... Čia... Lyg tai žinau, kad šienas yra. Ten grūdai yra. Čia vištos. Kokia man patinka, kad vištų bent nereikia pirkti. Iš čia su gyvūnai dabar biškai taip yra. Su galim nueiti į parduotuvę, nes nelabai čia kažką. O šiam epizodu tiesiog biškai parodysiu patį šitą. Ir jak matot, yra atsiradę tikrai visko daug. Daugiau skilčių žymiai. Na, traktoriai iš tiesų pusė yra, maždaug pusė kažkur yra seni. Čia yra ir naujų, ir šis failų. Turim du šitus. Šitas man patinka Fendas. Valtra. Dar Valtrų, Massey Fergusonai. Šitas tie yra labai įdomus, didžiulis. Čia tokių visokių čia jau labai galingi. Ir čia kažkokie du modai kažkodėl tai čia atsiradė, nežinau, man iš karto buvo. Ir koks yra vienas įdomus dalykas, tai vat, nu, va, pavyzdžiui, paimsiu traktorių į... Ne, gal kažkokį reikėtų paimti kitokį... Pavyzdžiui šitą. Ne. Va, gerai. Tai, kaip irgi traktorių gali pasirinkti jam frontloaderį, tai nežinau ar visiems. Gali variklį galingesnį, kad jis būtų, va, tarkim, būna 107, šitas daugiau, šis, tai žymiai daugiau. Ta, pavyzdžiui, kai kuriem traktoriam galima labai daug spalvų keist. Aišku, ne visiems. Ratai yra standartiniai, tai yra tokie va. Ploni. Dangi, man atrodo, čia yra mindymo modas, tai čia, nu, traktorius skirtas tręšimui visokiam darbam. Ir storas. Čia dvigubos. Ar čia labai storas, nežinau. Ir čia kažkoks rim color, nežinau kas. Aišku, ne visos yra. Nes kai kur nesikeičia spalva, ir kai kur šito nėra. Bet visur yra frontloaderio. Nu, frontloaderio gal ir ne visur, pavyzdžiui, ant šito gal nėra. Jo, ant šito ratai tik tai. Ai, čia dar. Geras. Tai vat. Tai yra frontloaderiai. Jas matau irgi galima keisti spalvą. Jo. Pritaikyti galima prie traktoriaus. Iš tiek galima keisti. Jo, visai galima pritaikyti prie traktoriaus. Fūros yra šitos kokios senos šitos ir dvi naujos amerikietiškos. Irgi žiūri fainos. Kombainai, šitas senas. Šitas va turim naujas. New Hollandas senas. Massey Ferguson, šitas senas, naujas, šitas senas. Ir čia modus, nežinau, kažkokių yra pora modų, kuriuos gali tiesiog instaliuoti pačiam farminge. Čia kederiai neįdomu. Šitų atsiradęs nebuvo tik vienas, pasirodo šitas naujas yra. Bet jisai, man atrodo, buvo, nu, toks special buvo modpackas. Čia visokių kederių daug. Su bulvėm senas. Ir vat su... runkeliais, ar čia su kuo, su kūriniais. Šitas seni, o šitas yra naujas. Ir šitą matos koks surenka, tai nežinau, kokia nauda yra įpirkti. Na, aišku, priekabų yra gan neblogų. Visų nedaug yra, bet, na, yra pora naujų ir šiaip pagrindė senos. Plūgai, irgi, man atrodo, visi seni beveik. Na, kultivatorius, kurie yra pasirinkimas, man atrodo, geresnis. Man šitas žiūri patinka. Sėjamosios. Dar tipo galime dabar sėti saulėgrįžas ir sojos pupelės ar ką ten. Neprisimenu. Na, čia kukštuvai. Šūbarstytuvai. Senas vienas. Mėšlo kartytuvai. Visokio transporto kažkokie tai. Čia pats nelabai pagaunu kampo. Per apmokymą man parodė, bet aš taip ir nespratau, kam jis skirtas. Kažką tai ten su žemė sugedęs, ten sugadinta, tai tinka. Šienapių yra tikrai pasirinkimas gan geras. Nu, vartytuvai kaip visą laiką. Šitie kaip visą laiką. Rinktuvai tokie, nieko neypatingi. Na, presas. Čia surinktuvas neklis naujas. Šiaip viskas kita sena. Atsirado vienas naujas benzopjūklas. Ir miškininkystė irgi sena atsirado. Tai šitas senas. Čia kažkoks pagrieb daiktas. Šis atsirado gan nemažai šitiem vučipsams. Nu, žodžiu, gamintai toks mažiukas, didesnis. Čia matoš, kad jis didelis. Dar vienas toks mažesnis. Na, naujas kombainas toks mažesnis. Tiesiog šis labai geras dalykas, nes nu, nereikia per to didelio. Jo nereikia. Šitas vienas naujas atsirado.
Na, čia va yra gyvulių transporteriai visokie. Šitą biškį pasikeitė. Čia silosui. Čia žodžiu stumdyti, nes yra modas, kad galėtum viską pilt ant žemės ir matau viską stumdyti viskam. O, šitą daiktas šitą geras. Priekaba atsirado šitą naują, šitą seną. Na, čia kederiam. Nauja viena mašina, nu šiaip dienos mašinos. Tada šitų yra, atsirado daug naujų. Čia, ką žinau, čia sėklos ar kas. Ne, nenoriu. Tada konvejeriai ir gerdlikas. Na ir pastatai. Tada, kai sakiau, galima, daugiau kiek nėra, jo. Galima plėsti savo fermą, tai čia yra drožlių, čia visokie yra, čia silosų bokštai. Sako, va, gali nusipirkti, va tokį va, kažkur ją pasidėti. Sako, tokiu būdu gali plėsti savo biškį fermą. Jei tu trūks tiesiog pastatų. Jų čia yra. Pats turiu, nu, iš karto duoda va tiek. Tai va čia, va šitos pavėsinės jos yra pastatytos čia, kur jos. O ten va, dar ten viena yra kažkur. O ta va lygtais, va šitas va, abi dvi, dar ten va viena. Kiša. Gerai, pasižiūrim kaip čia dirba. Šitas čia kultivuoja, šitas sėja. Pasiimsiu šitą traktorių aš. Įdomu, kiek aš turiu šitų grūdų. Aš turiu, nu, tai, normaliai. Reikės parduoti jas, manau. Galim būti prie kombaino. Aš esu garsai vis neblogi nauji. Bet gal nelpai nauji tokius tarp. Bet dar atsirado kiaulės, kas nežino. Esu jau tutorialą, kaip ten su tom kariam kiaulėm. Aš esu nemokėjau nieko, bet dabar maždaug supratau viską. Kaip reikia daryti, tai manau, tai labai man sunku nebuvo. Tiesiog, kad aš šertvą reikės, va, reikės nuo kombaino. Nuo kažkur javų pasimti reikės tiesiog. Kaip čia pasakius, išpilt ant žemės kažkokį konvejerį ir viską jiem kraut. Nes aš kaip ir galiu dabar bet kur lyg ir kraut. Gerai, kiek iš čia tiek pėdai, kad man taip ilgai pila. Tau kombainai gal nesbaigė ten? Dabar baigėsi tik. Aš reikia veikti vienas dalyką. Jisai apsisuka dabar. Aš vieną dalyką padarysiu. Čia dirbu. Čia dabar tiesiog išjungsiu. Ir išjungsiu šitą. Tiesiog nedarytų šitų, nes man nereikia. Ai, nesijauti pavokeriu. Įdomu, kas dirba. Nes gali dirbti, kiek mačiau, arba vyras, arba dar kažkas. O čia dirba moteris, čia dirba. Čia gal šiaip priklauso nuo traktorių, kad ir nežinau. Čia yra išpilėm. Gerai, išpilėsim. Aš esu galiu biškį dasipildyti grūdų ir važiuoti biškį pavažinėti. Dažiuosi iki miesto, tai galėsim dar kažko parduoti. Aš jau manau, kad šiandien gal video bus kažkaip ir tiek, nes noriu daryti labai ilgo, kitam video pradėsim jau normaliai dirbti, kažką daryti. Matot, laukai irgi yra užaugę, galim spėti jau su viskuo. Čia auga nežinau kas, čia jau užauga. Čia gal dar tik auga, čia nežinau. To čia, kiek žinau, galim pažiūrėti, kur kažkaip ten. Tai ten tipo saulėgrąžos. Kas čia? Tas daiktas yra. Čia gal augančių dar saulėgrąžos. Šiaip pasakius įdomu. Ir čia saulėgrąžos, bet tai jos tokios mažos turi būt. Ai, nors gal. Ja, vidus aš esu irgi biškį lyg yra pagerėjęs. Aš jau gal, kad taigi dabar taip ir negalima atdaryti langų. Vis dar taip ir nepadarė. Ar pačių durų. Na bent jau dėl užkūrimo modo. Ir mindžiamo modas, jei neklystu, arba jį reikia
įsijungti, arba mačiau tuose, kur yra modai pačiam farminge, kur gali instaliuoti, mačiau, kad yra, kad galima. Šitą tiesiog tą mod instaliuoti. Imam šitą ir čia yra palvykla, atrodo vienintelė, kurią žinau. Ai, dar vieną reikia šitą miestą. Ai. Vis nepantu, kad reikia su raide išvers. Jau nieko nedaro. Kiekvieną kartą, kai atvažiuoju, vis kabinu. Ir gavom 6000 iš pilno priekabą. Normaliai. Vis tiek reikės dar miškininkės įkilus. Arba kažkokio traktoriaus. Dar, ką žinau, galim žaikos parduotuvės, kažkur dar. Šiaip galim su traukiniu pravažiuoti. Čia didelis va su mažiuku. Ir čia, suprantu, yra kranas, tai šitam krane, šito krano atveži, pavyzdžiui, savo tą medieną, pavyzdžiui, čia pakrauni. Tiesiog su šituo kranu sukrauni, kurio valdymas man bent jau labai nepatogus. Nu, kažkoks keistas labai valdymas. Tada pasikrauni šitą traukinį, arba tą, nežinau, tik nežinau. Žinau, kad galim pasikrauti grūdus, bet tai kurios tada parduota, pavyzdžiui, po paštovo gali pasikrauti grūdus, savo. O kurios tada parduota, taip ir nesprantu. Čia prasidus su traukinio ratas yra gan toks, mažiukas pakankamai. Šiaip mepas, nu, gal didesnis biškai, bet čia irgi nėra toks labai didelis. Tai būdavo, kaip atrodo, didelis šiaip nėra labai didelis. Bet gan nemažas, matos. Laukų daug pakankamai. Aš turiu 3 laukus, jo, normaliai. Ai, gal, stabdyk. Gal aš va šičia va galiu parduoti tikriausiai grūdus traukiniu. Va šičia va aš galiu, Bet ten va galiu ir parduoti, kaip suprantu. Jei būtų. Tikriausiai, kad taip ir yra. Nes daugiau lyg ir pro nieko nepravaro. Jo, tai tikriausiai taip ir yra. Kad būtent ten aš ir galiu parduoti. Todėl man labai verta iki traukinio varyti. Nors gal. Ai, va čia va galima parduoti medžius stabdyti. Nežinau, kaip įmanoma šiaip greit stabdyti, bet šiaip tikrai labai sunkiai stabdas. Jo, papa. Sustok. Tikriausiai galima šiaip jį stabdyti iš karto, bet aš žinau, kad... Ai, tai yra pipsikas. Jo, pip. Tik neįsigreitėk, tu labai traukiniai. Na čia va galima, žinau, kad parduoti čia tikriausiai medžio drožlės, ten mediena. Arba tiesiog šičia... Ne, nu dabar... Užkniso mane. Stok tu traukiny. Išjungsiu aš jį, atrodo. Gerai. Galiu šios įlipti tą kraną. Čia. Va. Kranas čia. Šitas kažką daro. Ai, šitas nuleidžia. Šitas... Ai, šitą galima keliauti, arba šitą tiesiai. Šitas atidaro. Nu, kažkaip gal nelabai patogu, aš jau gerai, kad viena kamera sukniesti. Tiesiog ateini, maždaug kažkokiu būdu pristraukiu tą medį ir vėl pakeli kažkokiu būdu. Ir tiesiog nuveži. Man tik pelis kilimėrį atneštenka, kad nutekėtų nuvaryti. Žodžiu, kažkokia nesąmonė. Bent jau man. Nelabai pagalvo kam pakaltas. O, būtų man traukinį pagriebę.
Jo. Kur čia sukasi? Na tai manau, kad šiam vidui bus kaip ir tiek tikriausiai. Kas ten? Aš čia gal galima mes šis. Žinau. Tai va, nu žinau, da sakau, pasakysiu traukinį, jie tik iš karto jau lėti. Čia toks mažas labai ratukas šitą traukinį. Tokio tai yra biški didesnis, nu gal ne biški. Man atrodo dvigubai didesnis. Tas man atrodo per mano fermą eina jo. Tai va. Tai šiam vidui bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jums patiko, laikykit, kad prenumeruokit. Ir davai.